Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje visą savaitę šurmuliavo studentai iš Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos. Čia, kūrybinėse dirbtuvėse iš Vilnos, jie visą savaitę bandė padaryti neeilinius kažkokius fainus eksponatus. Pasižiūrėkime, ką šiame Erasmus Plus BIP projekte nuveikė per visą savaitę mūsų studentai. Pasižvalgykime po jų idėjas. Kaip jūs, Veronika, sakykit, vertinat visą savaitę šitą studentų šurmulį, tarptautinių studentų šurmulį mūsų kolegijoje? Puikiai. Puikiai vertinat. Jaroslavai, kaip jūs vertinat? Labai darbingai ir labai draugiškai. Super. Ar spėjot atsipalaiduoti truputėlį per savaitėlę, ar vien tik darbužiai? Tik šiandien jau spėjau atsipalaiduoti, nes tos 3 dienos tai buvo be galo sudėtingos ir įtemptos. Dirbtuvių matau eksponatų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kokiu būdu vyko dirbtuvės? Ar grupelėmis studentai darė, ar tiesiog kažkas tai individualius eksponatus ruošė? Buvo gal biškai didesnių, sudėtingesniem kėdėm, bet šiaip po 3. Lenkas, lietuvis, latvis, kad būtų miksas. Miksas ir tarptautinis bendradarbiavimas. Tarptautinis idėjų miksas. Kuris jums gražiausias eksponatas? Greitai, pasakykite. Teisingas atsakymas, visi! Super! Keliaujam, pakalbinsime eksponatų autorių. Nu kągi, bėgam pakalbinti šių grožybių autorių. Tai Greta ir Meda. Na, kokios mūsų fainos VTDK studentės, taip fainai moka iš Vilnos. Pinti, nerti, ką jūs čia darėt? Nu, ne tai, kad pynėm, bet mes čia vėliam kartu su Vilna. Šiaip labai fainis projektėlis toksai, padirbėjom kaip reikalas. Pirmą kartą su Vilna eksperimentavot, ar jau teko kažkaip laisvalaikiu ar studijų metu? Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą dariau. Tai buvo tikrai toks naujas experiences, labai patiko, nes vis tiek kitokia medžiaga ir smagu, labai fainai. O šiaip bandėt patogu atsisėsti? Patogu. Minkšta gėda? Patogu. Programeriui būtų patogu? Gal programeriui nelabai, bet jei nori kažkas paskaityti knygą kokią, tai labai rekomenduoju. Knygų eisim būtinai skaityti ant šito. Dar vienas klausimėlis. Tarptautinės kūrybinės dirbtuvės. Ką spėjot nuveikti su studentais iš Latvijos, Lenkijos? Ar praleidot gerą laisvalaikį? Bendrai kalbant, tai visi yra labai draugiški be galo. Tai buvo smagu tiek susipažinti, tiek pabendrauti artimiau. Turėjome vakarą tokį social. Jo, tai smagiai praleidom laiką. Tai aš jaučiu, kad jūs taip užmezgėt ryšį, partnerystę, kad jau įsiprašėt ir į svečius į Latviją, į Lenkiją. Oi, geras tas studentiškas gyvenimas. Super, ačiū jums labai. Egle, kasgi čia vyksta, ką čia darome? Tvarkom kėdutę. Tvarkom kėdutę, viskas fainai. Čia tavo autorinis darbas? Taip, mano ir kitų grupės narių. Iš kur išmokai iš Vilnos taip gražiai? Dėstytoja Veronika išmokino. Pirmą kartą dirbome su Vilna. Iš tikrųjų buvo gan sunku išmokti, bet įdomi patirtis labai buvo. Tavo darbas vadinasi žmogaus amato metamorfozė. Taip. Ilgai galvojai pavadinimą? Ar kai tik padarėjai, iškart supratai, kad taip ir reikėjo vadinasi? šiek tiek pamastyti, kaip įdomiau perteikti tą mintį pavadinimą, kad žmogus atėjęs, suprastų maždaug, ką aš noriu parodyti šituo projektu. Ar bandėjai atsisėsti? Dar kol kas nežinokit. Aš taip norėčiau, bet bijau, kad gali sulūžti. Ne kėdė, bet ekspozicijos pakyla. Norėčiau paklausti klausimą. Ar patiko pati mintis organizuoti tarptautinės dirbtuvės BIP projekto? Ir ar norėtum, kad tai kartotųsi? Man asmeniškai labai patiko. Čia buvo tokia kaip ir proga pabendrauti su užsienio studentais, sužinoti apie jų mokslų studijas. Tai tikrai norėčiau tai pakartoti. Mes priėmėm studentus iš Latvijos, Lenkijos labai svetingai. Tikimės, kad ir jie mus priims. Taip, labai norėtume. Labai kviečiam su Egle. Mes norim į Latviją, Lenkiją atvykti pas jūs ir pratęsti šį nuostabų BIP projektą. Galbūt toliau iš Vilnos kažką pavelti, ne? O gal kažką įdomiau? Gal kažką jau ir naujo būtų įdomu išmokti. Iki pasimatymo.